Biologinių valymo įrenginių pasiūla didelė, į rinką vis ateina nauji gamintojai ir siūlo savo produktus. Todėl išsirinkti gerai veikiančią sistemą tikrai sudėtinga. Kyla klausimas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir kaip teisingai išsirinkti sistemą, kuri patenkintų visus lūkesčius. Visi gamintojai giriasi, kad yra pastatę labai daug pardavę valymo įrenginių, tai kaip taisyklė būtų labai paprasta turbūt pasižiūrėti natūrą, kaip jie veikia. Tai būtų paprasčiausias paprašyti artimiausiai pastatytų šitos kompanijos valymo įrenginių, ten, kur jūs gyvenat, paprašyti užsakovų, kurie yra įsigiję, jų kontaktinius telefonus, kad jie galėtų pasakyti savo atsiliepimus apie jų valymo įrenginius ir jų veikimo, ant kiek jie neturėjo jokių problemų. Nepatariama pasikliauti vien reklama. Reikėtų apžiūrėti patį įrenginį ir įsitikinti, kad jis veikia taip pat, kaip buvo parodyta ar aprašyta. Siūlytumėm nepirkti valymo įrenginių tik iš reklaminių bukletų, siūlytumėm juos žiūrėti natūrai veikiančius, nes ten nebeina parašyti, ką nori, ten jie arba veikia, arba ne. Ir visi rūpimi klausimai iš karto yra akivaizdu. Tai yra kvapas, sąnaudos ir švaraus vandens buvimas. Tai akivaizdžiai pamatysit atidarę valymo įrenginį. Renkantis valymo įrenginį reikėtų atkreipti dėmesį, ar juos tiekianti įmonė turi Aplinkos ministerijos išduotą atestatą. Jeigu tai Lietuvos tik rinkoj, tai ant kiek įmonė turi specialistų ir gali iš tikrųjų išspręsti jūsų problemas, tai yra įmonės atestatas, kai Aplinkos ministerija patvirtina, kad įmonė užsiima šitą veiklą ir ta veikla įmonės atestate yra prašyta. Tai jūs paprašę pirmoje eilėje įmonės atestatą, pamatytumėt, ko ta įmonė užsiima ir Aplinkos ministerijos patvirtinta, kad jinai iš tikrųjų užsiima vandenvalą, gamybą, paleidimas, derinimas valymo įrenginių. Įmonę galima pasitikėti, jeigu jie atitinka visus ISO standartus. Įmonė norėdama įrodyti, kad jinai iš tikrųjų yra patikima ir laikosi kontrolės būdų, tai yra pirmas iš būdų įdiegti įmonei vadybos ISO 9000 standartus. Jeigu įmonė ir atlieka ir gamybinius kažkokius tai procesus, ten yra atliekos, ten yra visokios naudojamos žaliavos, tai jų utilizavimas tai yra ekologinė ISO 14000. Bet paskutiniu laiku kai kurios Europos šalys dar reikalauja ir OXI 18000, tai yra darbo saugos reikalavimo. Esant dideliam valymo įrenginių pasirinkimui, rasti patikimą sistemą sunku. Bet jeigu atkreipsite dėmesį į visus išvardintus patarimus, tai padarysite lengvai ir ateityje nereikės krimstis, kad įsigyjate blogą įrenginį.